Brangus broliai ir seserys Kristuje, šiandien švenčiame gailestingumo sekmadienį, dieną, kurioje atsiveria visas Velykų slėpinio grožis ir galia. Prisikėlimas nėra tik džiugi žinia apie gyvenimą po mirties. Tai yra Dievo atsakas į žmogaus nuodėmę, į mūsų silpnumą, į mūsų žaizdas. Tai yra gailestingumo pergalė. Evangelijoje matome mokinius susirinkusius ir užsirakinusius. Jie bijo, jie sutrikę, galbūt jaučia kaltę dėl to, kad paliko Jėzų kančioje. Ir būtent į šią uždarumo, baimės ir kaltės erdvę ateina prisikėlęs Kristus. Jis nestovi už durų ir nelaukia, kol mokiniai taps geresni. Ateina pas juos tokius, kokie jie yra, ir taria jiems: ramybė jums. Pirmasis gailestingumo sekmadienio žodis yra ramybė. Ne kaip emocija, bet kaip dovana, kaip atleidimas, kaip nauja pradžia. Ir tada Jėzus parodo jiems savo rankas ir šoną. Jis nerodo savo galios, nerodo išorinių savo pergalės ženklų. Jis rodo savo žaizdas. Tai labai svarbu. Nes būtent iš tų žaizdų atpažįstame, kas jis yra. Apaštalas Tomas nori paliesti tas žaizdas. Jis ieško tikrumo. Ir kai Jėzus jam leidžia prisiliesti, Tomas ištarė vieną gražiausių tikėjimo išpažinimų: mano viešpats ir mano Dievas. Brangieji, ši istorija nėra tik tai Tomo istorija. Tai ir mūsų kelias. Mes taip pat dažnai norime tikrumo. Norime pamatyti, paliesti, įsitikinti. Ir Kristus mums tai suteikia. Tik ne visada taip, kaip tikimės. Šiandien mes nepaliečiame Jėzaus kūno taip, kaip Tomas. Tačiau paliečiame jo žaizdas kitų būdų. Mes galime paliesti Kristaus žaizdas, sutikę savo kenčiančius brolius ir seseris. Kiekvienas kenčiantis, vienišas, sužeistas žmogus turi Kristaus žaizdą. Ir su meile prisiliesdami prie to žmogaus skausmo, mes atpažįstame Kristų gyvą tarp mūsų. Tai yra gailestingumo slėpinys. Dievas leidžia save atpažinti iš žaizdų. Štai čia atsiveria dar viena Evangelijos dalis. Jėzus ne tik atleidžia, jis siunčia. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jus siunčiu. Tada jis kvėpė į juos ir tarė: imkite šventąją dvasią. Gailestingumas nėra tik tai, ką gauname. Gailestingumas taip pat yra tai, ką esame pašaukti gyventi. Šventoji dvasia mums dovanojama, kad galėtumėm daryti tai, kas žmogiškai dažnai atrodo neįmanoma. Atleisti, mylėti, pradėti iš naujo. Pirmajam skaitinyje iš apaštalų darbų matome, kaip atrodo bendruomenė, kurie priėmė šią dovaną. Visi bendruomenės nariai ištvermingai laikosi apaštalų mokslo, bendrystės, duonos laužymo ir meilės ir maldos. Jie dalijasi tuo, ką turi. Gyvena ne savo, bet vieni dėl kitų.
tampa bendruomenė, kuri traukia kitus. Tai yra pirmasis gailestingumo miestas. Jį sudaro ne pastatai, ne struktūros, bet žmonės, kurie gyvena kitaip, kurie žiūri vienas į kitą ne kaip į konkurentą ar svetimą žmogų, bet kaip į brolį ir seserį. Šiandien esame kviečiami tęsti tokio miesto statybą, statyti gailestingumo miestą savo šeimose, parapijose, darbo vietose, savo visuomenėje. Šiame kontekste ypač svarbus tampa Dievo gailestingumo paveikslas. Jame matome Jėzų ir iš jo šono sklindančius du spindulius. Tai yra tie patys Evangelijos žodžiai: ramybė jums, tik paversti vaizdu. Tai kvietimas pasitikėti: Jėzau, pasitikiu tavimi. Pasitikėjimas nėra silpnumas. Tai yra tikėjimo stiprybė. Sprendimas atsiremti ne į save, bet į Dievą. Brangus broliai ir seserys, šiandien ši gailestingumo žinia skamba ypatingu būdu čia Vilniuje. Iš šio miesto ji naujai pasklido į visą pasaulį. Ir šiandien mes ruošiamės dar vienam svarbiam momentui – pasauliniam gailestingumo kongresui. Tai nėra tik renginys. Tai yra kvietimas ne tik dalyvauti, bet ir liudyti. Kvietimas būti bažnyčia, kuri gyvena gailestingumu. Todėl šiandien noriu jūs labai konkrečiai pakviesti. Registruokitės, dalyvaukite šiame kongrese. Ateikite ne kaip stebėtojai, o kaip liudytojai. Ateikite su tikėjimu, su savo patirtimi ir troškimu kurti gailestingumo miestą. Ir dar svarbiau, pradėkime ruoštis jau dabar. Kaip? Labai paprastai, bet labai konkrečiai. Kiekvieną dieną padarykime bent vieną gailestingumo darbą. Veiksmu padėdami tam, kam reikia, žodžiu, paguosdami, padrąsindami, atleisdami ir malda, prisimindami tuos, kurie kenčia. Tai nėra daug. Bet jei kiekvienas iš mūsų tai darys, pradės keistis ne tik mūsų gyvenimas, bet ir mūsų aplinka. Taip statomas gailestingumo miestas. Nedideliais projektais, bet mažais, ištikimais meilės darbais. Šiandien Kristus ateina į mūsų gyvenimą. Jis ateina per mūsų užrakintas duris. Sako mums: ramybė jums. Jis rodo savo žaizdas, kviečia mus tikėti, duoda mums savo dvasią ir mus siunčia. Šiandien kiekvienas iš mūsų savo širdyje gali ištarti su Tomu: mano viešpats ir mano Dievas. Tegul šis tikėjimas tampa gyvenimu, kai mes atpažįstame Kristų kituose, gyvename gailestingumu ir drąsiai liudijame pasauliui: Dievas yra gyvas, Dievas yra gailestingas ir jo ištikimoji meilė tikrai tveria per amžius. Amen. Kartu išpažinkime mūsų tikėjimą. Tikiu į vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės,
regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusi iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi, bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Tėvu. Per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganymo nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukabintas ir palaidotas. Kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną kėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Viešpataus per amžius. Tikiu šventąją dvasią, viešpatį gaivintoją, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusią per pranašus. Tikiu vieną šventą, visuotinę, apaštalinę bažnyčią, pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Dėkodami Dievo iš gailestingojo Jėzaus žinios malonę, švęsdami Dievo gailestingumo sekmadienį, su pasitikėjimu melskime, kad ir patys būtume įtraukti į gailestingumo slėpinį ir jo perkeisti.